Tai laba diena, narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento komanda kartu su bendradarbiaujančiom organizacijom šiandien pakvietė Jūs į spaudos konferenciją, kurios yra tikslas, kad pasidalinti savo žiniomis, kad artėjanti vasara, artėjantis festivaliai, masiniai susibūrimai būtų saugus kiekvienam lankytojui ir mūsų visuomeniai. Turbūt norėtųsi, kad tos žinios, kurias mes gaunam atliekant tyrimus, būtų panaudojamos prevencijai ir mes pasiektume to, ko tikisi lankytojai atvykę į festivalius. Tai aš suteikiu žodį mūsų departamento stebėsenos ir analizės skyriaus patarėjai, laikinai vykdančiai vedėjos funkcijai, Brigitai Rašimaitei, kuri ir pristatys tyrimų rezultatus. Prašau, Brigita. Tai ačiū už suteiktą žodį, man labai malonu matyti visų susidomėjimą mūsų atliekamais tyrimais ir jų rezultatais. Pristatome pirmą kartą šio tyrimo rezultatus, tai yra psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tyrimas, kuris buvo atliktas praėjusiais metais 3 muzikos festivaliuose. Mūsų tyrimo tikslas buvo įvertinti vartojimo paplitimą ir įpročius psichoaktyviųjų medžiagų, taip pat narkotikų prieinamumą bei požiūrį į prevencijos ir žalos mažinimo paslaugas pačių lankytojų matymų. Taikėme anketinę apklausą ir ją padėjo mums atlikti Shopper Quality Lietuvos filialo atstovai tam, kad respondentai, dalyviai galėtų jaustis laisviau atsakydami į mūsų parengtus klausimus. Tyrime iš viso dalyvavo 400 respondentų, stengiamės išlaikyti tolygią proporciją ir pasiskirstimą pagal lytį, bet dalyvavo šiek tiek daugiau moterų negu vyrų. Dauguma respondentų buvo jaunimas, tai yra asmenys iki 29 metų amžiaus ir didelė dalis muzikos festivaliuose lankėsi ne pirmą kartą. Daugiausia akcentuosiu apie rezultatus susijusius su narkotinių medžiagų vartojimu, tačiau vertinome ir alkoholio vartojimą ir tik trumpai norėčiau paminėti, atsiprašau, kad neįsijungia skaidrė, tačiau mūsų tyrimo rezultatai parodė, kad didelė dalis lankytojų, 2/3 ketino vartoti 5 ar daugiau alkoholinių vienetų muzikos festivalių metu. Tai reiškia, kad didelė dalis ketino arba buvo jau vartoję alkoholio ir ketino apsvaigti. Atsirado skaidrė. Toliau pereinant prie narkotinių medžiagų vartojimo, tai mes savo tyrime klausėme lankytojų, ar jie nors kartą gyvenime yra vartoję narkotinių medžiagų bendrai ir daugiau negu pusė respondentų atsakė, kad jas yra vartoję. Tuo tarpu, kai lankytojų paklausime, kokias narkotinės medžiagas jie yra vartoję nors kartą gyvenime, truputėlį rezultatai pasikeitė ir netgi 80% respondentų nurodė, kad jie yra gyvenime nors kartą vartoję narkotinės medžiagas ir turbūt galbūt galima daryti netgi prielaidą, kad kai kurie žmonės kanapių nelaiko narkotinę medžiagą, kitos medžiagos, kurios taip pat yra vartotos gyvenime, tai dažniausiai vartojamos, tai yra ekstazis, MDMA, kokainas, amfetaminas, taip pat haliucinogeninės medžiagos, tokios kaip haliucinogeniniai grybai, LSD, nemažai turime ir ketamino vartojimo ir taip pat naujų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas. Taip pat dalyvių klausėme, kokias medžiagas jie vartojo per paskutinės 24 valandas, tai yra iki festivalio atvykimo arba jau galėjo būti vartoję ir paties festivalio metu. Tai
dažniausia medžiaga buvo džiovintos kanapės, taip pat paminėtinas ketaminas, haliucinogeniniai grybai. Taip pat mums buvo svarbu pažiūrėti, nes aktuali problema tai yra elektroninių cigarečių vartojimas su įvairiomis kitomis medžiagomis. Ir todėl įtraukėme klausimą į mūsų šį tyrimą būtent ir jo rezultatai rodo, kad apie 28–27% žmonių elektroninės cigaretės nors kartą gyvenime yra vartoję su tokiamis medžiagomis kaip THC arba CBD. Taip pat dažnai lankytojai nurodo, kad nors kartą gyvenime yra vartoję sintetinių kanabinoidų, sintetinių katinonų arba DMT kartu su elektroninių cigarečių skysčiais. Būtent festivalio metu pateikiamą klausimą, ar lankytojai dažnai sulaukia pasiūlymo festivalio metu išbandyti narkotinių medžiagų. Tai mūsų rezultatai rodo, kad 1 iš 3 arba kas 3 respondentas gali sulaukti pasiūlymo išbandyti narkotinės medžiagas festivalio metu ir tai yra labai svarbu mums, orientuojantis į prevencijos ir žalos mažinimo priemonės ir labai svarbu, kad lankytojai apie tai žinotų. Taip pat mūsų tyrimo rezultatai pasiskirstė taip, kad pusė respondentų neketino vartoti festivalio metu jokių narkotinių medžiagų, tačiau kita pusė ketino vartoti arba jau vartojo. Ir dažniausia medžiaga, kurią ketino vartoti, tai buvo kanapės. Nerimą kelianti žinia yra ta, kad 1 iš 3 respondentų festivalio metu ketino vartoti arba vartoja daugiau negu 2 skirtingas narkotinės medžiagas vienu metu. Ir tai yra tikrai rimtas signalas ir labai svarbu žinoti, kad maišyti bet kokias medžiagas tarpusavyje, ypač vienu metu, yra pavojinga sveikatai ir perdozavimo prasme taip pat. Dauguma respondentų, kurie ketino vartoti narkotinės medžiagas festivalio metu, nurodė, kad ketino jas vartoti taip pat ir kartu su alkoholiu. Ir arba su kita narkotinė medžiaga. 14,5 respondentų, kurie ketino vartoti narkotinės medžiagas, ketino vartoti taip pat ir alkoholį, ir kelias skirtingas narkotinės medžiagas. Taip pat klausant apie narkotinių medžiagų prieinamumą, tai dauguma lankytojų nurodė, kad šias medžiagas įsigyja iš draugų arba pažįstamų. Taip pat didelė dalis vertina, kad yra lengva įsigyti kanapių. Jeigu jie panorėtų per 24 valandas, tai be abejo tai yra nebūtinai festivalio metu, bet bendraja prasme. Mūsų tyrimo dalyviai nurodė, kad daugiausia narkotinės medžiagas vartoja dėl to, kad nori atsipalaiduoti, jaustis laisvai, linksmai, tiesiog apsvaigti. O pagrindinės priežastys, kodėl nesirenka jų, nevartoja, tai dėl to, kad bijo tapti priklausomais, tai yra priklausomybių baimė arba neigiamas poveikis sveikatai. 27,5% respondentų atsakė, kad nevartoja narkotinių medžiagų dėl to, kad tai yra nelegalu. Labai svarbu mums buvo sužinoti poreikį prevencijos ir žalos mažinimo paslaugų, kaip patys lankytojai vertina tą poreikį. Tai
Dauguma nurodė, kad toks poreikis yra reikalingas ir daugiausiai įvardino, kad jie labai vertina, kad jeigu muzikos festivalių metu yra nemokamas geriamas vanduo, taip pat narkotinių medžiagų sudėties tikrinimas, tačiau šios priemonės nėra dar ir taikomas, bet matome, kad lankytojai išreiškia poreikį, kad tokios paslaugos būtų teikiamos, taip pat teigiamai vertina poreikį dėl personalo dėmesio ir pagalbos, jeigu jie apsinuodytų, taip pat informacijos teikimą ir kitas paslaugas. Ir mūsų išvados yra tokios, kad dauguma apklaustų muzikos festivalių lankytojų yra vartoję kokias nors narkotinės medžiagas gyvenime. Bet narkotinių medžiagų vartojimo paplitimas yra tarp muzikos festivalių lankytojų yra didesnis negu bendrosios populiacijos ir mes negalime lyginti bendrosios populiacijos su muzikos festivalių lankytojais, nes skiriasi ir rimtis, ir pati tikslinė auditorija. Taip pat svarbu mums įvertinti tai, kad net trečdalis respondentų susiduria su pasiūlymu muzikos festivalių metu išbandyti kokias nors narkotinės medžiagas. Ir tik pusė respondentų nurodė, kad į festivalį ateina neketinantis vartoti jokių narkotinių medžiagų. Dažniausiai vartojamos medžiagos yra kanapės, ekstazis ir MDMA. Ir neraminanti mūsų žinia, kad labai dažnai muzikos festivalių lankytojai narkotinės medžiagas maišo kartu su alkoholiu arba vartoja kartu su kitomis medžiagomis. Ir svarbu paminėti turbūt tai, kad muzikos festivaliai gali būti labai skirtingi. Ir kad planuojant prevencijas ir žalos mažinimo priemonės, būtina atsižvelgti į konkretų renginį, jo specifiką, lankytojų ypatumus. Mes matome skirtumus tarp muzikos festivalių, kurie yra trunkantis ilgai, tarkim, ir muzika ir taip, ir būtent kokioje aplinkoje, mieste vykstantis ir užmiestyje vykstantis ilgos trukmės festivaliai yra visai kitokie. Tai ačiū labai už dėmesį ir žodį perduotų savo kolegijai, kuri padėjo įgyvendinti praėjusiais metais pirmą kartą Lietuvoje atliktą unikalų plaukų mėginių tyrimą. Sveiki, esu Olesa Rudminė, stebėsenos ir analizės skyriaus vyriausioji specialistė. Pristatysiu plaukų mėginių testavimo projektą Lietuvoje, kuris buvo atliktas pirmą kartą Lietuvoje. Tai Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas yra Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro tinklo nacionalinių funkcijų vykdytojas Lietuvoje. Ir šiuo tinklo iniciatyva 2023 metais mes gavome tokią unikalią galimybę pirmą kartą Lietuvoje atlikti bandomai plaukų mėginių tyrimą. Be abejo, prie šio projekto prisidėjo ir Italijos laboratorija, kuri atliko šių mėginių analizę ir pateikė tyrimo rezultatus. Noriu padėkoti, tikrai esame labai dėkingi mūsų partneriams, tai nevyriausybinė organizacija Demetra ir edukacinė iniciatyva BCFLAP už pagalbą surenkant plaukus ir pagalbą visais kitais organizaciniais klausimais. Čia jūs matote būtent nuotrauką iš festivalio
būtent plaukų rinkimo metu. Tyrimas buvo atliktas 3 muzikos festivaliuose Lietuvoje, tai Jaga, Bangos ir Loftas, kurie vyko praeitų metų vasarą ir Liepos mėnesį ir rugsėjo mėnesį. Ir pasirinkome atlikti šį tyrimą 3 skirtingose festivaliuose, todėl kad visų šių festivalių tematika yra skirtinga. Ir mes tikėjomės kuo įvairesnių rezultatų, kurie parodytų išsamesnę narkotinių medžiagų vartojimą Lietuvoje. Trumpai apie patį tyrimą. Viso buvo surinkta 109 plaukų mėginiai. Taip pat dalyviai kartu su plaukų mėginių davimu pildė klausimyną. Šis dalyvavimas buvo anoniminis ir savanoriškas. Ir norėčiau dar pranešti, kad šiuo metu kaip tik yra galimybė pasitikrinti tyrimo rezultatus, būtent žmonėm, kurie dalyvavo šitame tyrime, yra teikiama tokia paslauga. Ji truks iki rugpjūčio mėnesio ir nuoroda yra patalpinta Demetros puslapyje ir Facebook paskyroje. Kai yra tyrimo rezultatai, tai daugiausia buvo nustatyta MDMA ir kokaino, 3 vietą užima THC ir nustatytos 9 skirtingos medžiagos Lietuvoje. Iš 9 medžiagų 3 iš jų aptikta būtent yra naujos psichoaktyviosios medžiagos ir jos visos yra įtrauktas į kontroliuojamų medžiagų sąrašą. Ir būtent naujų psichoaktyvių medžiagų aptikimas leidžia suprasti vartojimą ir nustatyti grėsmes. Ir todėl norėčiau atkreipti būtent į vieną iš tų aptiktų naujo psichoaktyvių medžiagų, į N-etilpentiloną. Ši stimuliuojanti narkotinė medžiaga yra dar kitaip vadinama kaip netikras MDMA. Ir kas yra svarbu, tai būtent, kad yra pavojinga maišyti MDMA kartu su kokainu. Čia būtent analizuojant dalyvių atsakymus ir nustatytas narkotinės medžiagas, matome, kad kokainas kartu su MDMA yra rastas ir pats dalyvis nežinojo, kad jis vartojo etilpentiloną būtent. Ir tai galėtų rodyti, kad žmonės ne visada žino, kokias medžiagas jie vartoja, arba turi mažai žinių tiesiog apie naujas psichoaktyviasias medžiagas, jie gali patirti didesnę riziką sveikatai, įskaitant galimą mirtiną apsinuodijimą. Ir apklausos rezultatai rodo, kad 2 dalyviai iš 7 vartojusius narkotinės psichotropinės medžiagas, naujas psichotropinės medžiagas, psichoaktyvias, vartojo, jie žinojo, tik 2 žinojo, kad vartoja būtent naujas psichoaktyviasias medžiagas, o 8 dalyviai iš 109 apskritai pažymėjo, kad niekada nevartojo ketamino. Tačiau jisai buvo rastas jų plaukų mėginiuose. Šis tyrimas buvo atliktas tik keliuose užsienio šalyse, tai Italija, Prancūzija, Brazilija ir Portugalija. Kaip matome, aptikta 155 skirtingos narkotinės medžiagos ir viso yra 2665 teigiamų rezultatų. Tai yra labai tikrai pasisekęs tyrimas ir palyginus su Lietuvos rezultatais ir visų šitų šalių dažniausiai aptiktų medžiagų, matome tokį vienodą tendenciją visų šalių, tai visur yra aptikta daugiausia kokaino. Ir kokia šio tyrimo nauda, tai taikant šį metodą galima apžvelgti naudojamas cheminės medžiagas per paskutinius 6 mėnesius ir anksčiau. Suteikia vieningos papildomos informacijos apie būtent vartojimo skirtumus tarp įvairių narkotinės medžiagas vartojančių asmenų grupių. Kartu su apklausa vartojamas galima palyginti duomenis, kas yra apklausoje nurodyta ir kas yra būtent pateikti duomenys jau nustatant medžiagas. Ir taikant šį metodą galima nustatyti nelegalias naujas psichoaktyviasias medžiagas ir jų skilimo produktus. Tai
Tiek trumpai apie tyrimą. Dėkuoju uždėmesį ir kviečiu pasidalinti savo įžvalgomis koalicijos Galiu gyventi atstovą Girvydą Duoblį. Labadiena. Jo, aš esu Girvydas Duoblys, dirbu koalicijai Galiu gyventi ir tuo pačiu esu edukacinės iniciatyvos Saugi erdvė arba BeSafe Lab vadovas. Tai mano reakcija į pristatytus tyrimus būtų tokia, kad mes neturėtumėm pradėti demonizuoti festivalių, kad festivaliai yra ta Sodoma ir Gomora, kur yra vartojama tos ir nelegalios ir legalios psichoaktyvios medžiagos, nes to paties departamento tyrimas 22 metų rodo, kad labiausiai narkotikai vartojami yra namie, tai yra privačiose vakarėliuose ir antroje vietoje yra klubai, o tik trečioje festivaliai. Mintis būtų kelios, kuriomis norėčiau pasidalinti. Visų pirma, tai tikriausiai suprantam visi, kad brangiausias žmogaus turtas yra sveikata, ar ne? Žmonės atvažiavę į festivalį, šiuo atveju kalbam apie festivalius, dalis jų yra pasiruošę vartoti tam tikras medžiagas, dalis jų neturi jokio santykio su tuom. Tai mūsų kaip BeSafe Lab arba saugios erdvės tikslas arba misija yra apsaugoti tų žmonių sveikatą ir teikti tas paslaugas, būtent ką tyrimai ir parodė, kad žmonėms reikia, kad būtų nemokamo vandens, kad būtų informacija apie psichoaktyvias medžiagas ir teikiama tam tikra emocinė pagalba, tuo atveju, jeigu žmonės patiria tam tikrą šalutinį poveikį. Tai čia yra daug dalykų, kurie susieina ir į dekriminalizaciją mažo kiekio turėjimo savo reikmėm be tikslo platinti. Mes susiduriam su situacijom festivaliuose, kad žmonės bijo kartais kreiptis pagalbos, nes bijo tos atsakomybės už turėjimą savo reikmėm. Ir man atrodo, kad departamento būtent tie atlikti tyrimai rodo, kad mes kaip visuomenė turim kurti tam tikras paslaugas kaip institucijos, kurios saugotų tą žmonių sveikatą. Ir čia, man atrodo, yra labai svarbu susitelkti į tai ir kažkaip suvokti ir baigti demonizuoti tos festivalius, pasikartosiu, ir galvoti apie tai, kaip telkti tas paslaugas ir tiesiog žmonėms padėti išlipti iš tam tikrų probleminių laukų. Jo labiau, kad man atrodo, kad turim galų gale suvokti, kad psichoaktyvių medžiagų vartojimas, ar legalių, ar nelegalių, tai yra sveikatos ir socialinės problemos, o ne teisinės. Ir va čia mums atrodo, kad reikia tokių rimtesnių akcentų. Nes ir europinis tyrimas 21 metų parodė, kad Lietuvos 15-16 metų moksleiviai virš 20% yra bent kartą vartoję nelegaliai įsigytų raminamųjų ir migdomųjų vaistų. Tai čia irgi yra tokia statistika, kuri turėtų sukelti tam tikrų neramumų ir galvot, kur pradėti ir kokią prevenciją daryti. Tai yra labai svarbu šitam paaugliškam amžiuje. Na ir tada pasikartosiu, sutelkti į tą būtent laisvalokio kultūrą ir ką darom, kad kiek įmanoma žmonės festivaliuose arba klubuose arba namie, kiek įmanoma patirtų mažiau sveikatos sutrikimų. Ačiū. Natūralu, kad po tokio pristatymo reikia rekomendacijų, kokią siunčiame žinutę būtent festivalio organizatoriams, savivaldybėms, kurių teritorijai viskas vyksta. Tai sutikėm žodį mūsų kolegijai Robertai. Tai sveiki, aš šiandien pristatysiu rekomendacijas masinių renginių vadovams. Tai iš tiesų norim padėkoti rekomendacijas padėjusiems parengti asmenims, tai iš tiesų koalicijai Galiu gyventi ir Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biurui. Tai su jų pagalba departamentas atnaujino 2019 metais išleistas rekomendacijas. Ir čia galite matyti, kaip šiuo metu jos atrodo. Rekomendacijas galima rasti mūsų departamento svetainėje, visas prieinamas ir su visa informacija. Patys svarbiausi dalykai pateikiami masinių renginių vadovams, ką mes iš tiesų siūlome, tai pirmiausia apsiimti informavimu, tai skirtingai pateikti informaciją ir taikyti
įvairias informavimo formas, na tai iš tiesų reikia užtikrinti tą tikslingą ir pačią svarbiausią informaciją dalyviams, būtent tai informuoti apie psichoaktyvių medžiagų keliamus pavojus, taip pat apie pavojus, kai yra vairuojama išgėrus, taip pat, kad negalima maišyti psichoaktyvių medžiagų, kokios yra būtent to rizikos. Na, o kalbant apie būtent informavimo formas, tai iš tiesų tą pateikti gana kūrybiškai ir įvairiai, tai sakykime, šią informaciją dalinti kaip brošiūras, galbūt netgi pakabinti kokioje nors matomoje vietoje, šalia scenos ar kur nors kitur, kad žmonės galėtų pamatyti būtent tą informaciją. Taip pat galima įvairią informacinę medžiagą prisiginėti prie bilietų, kada jie yra patikrinami, tai suteikti įvairiapusišką informaciją ir patikimą asmenims, kad jie žinotų, su kokiais pavojais iš tiesų gali susidurti. Ir kaip minėjau, tikslinga informacija būtent pateikiama. Kalbant apie aplinką, tai yra labai svarbu užtikrinti, kad aplinka, kurioje vyksta festivalis, būtų irgi saugi, kad išvengtumėme nelaimingų atsitikimų. Tai pats pirmiausias yra būtent lankytojų saugumas, tai iš tiesų rekomenduojame palaikyti švarą, tai yra, kad tam tikros šiukšlės ar sudužusi tara, kuri galėtų vienaip ar kitaip sužeisti asmenis ar tiesiog kažkaip kitaip pasirauti neteisingai jų sveikatai, tai iš tiesų siūlome pasirūpinti, kad būtų tam tikra švara palaikoma, taip pat susitarti, kad būtų parinkta tinkama muzika su atlikėjais, kuri neskatintų psichoaktyvių medžiagų vartojimo. Ir žinoma, svarbu sudaryti sąlygas asmenims pasitikrinti ir blaivumą, tai sakykime tuomet, kada jie išvyksta iš festivalio, kad tikrai galėtų išvykti neapsvaigę ir tai jie žinotų. Ir itin svarbu yra ne tik tai, kaip atrodo būtent festivalio aplinka, kad jinai yra saugi, ne tik tai, kad kokią informaciją mes pateikėm, bet ir būtent darbuotojai, kurie dirba festivalyje, tai įskaitant ir asmenys ar įmonės, kurios prekiauja alkoholiniais gėrimais, prekiauja kitais galbūt gaminiais, taip pat ir festivalių darbuotojai, vadovai. Tai yra svarbu paruošti tą personalą tinkamai. Tai tam mes siūlome rengti mokymus, kurie būtų susijęs su atsisakymo įgūdžiais parduoti alkoholį neblaiviems arba nepilnamečiams asmenims. Taip pat pakalbėti ir apie žalos mažinimo priemonių taikymą, taip pat kaip atpažinti apsvaigusius asmenis, kaip suteikti pirmąją pagalbą, jeigu tokios reikėtų, kaip išspręsti taikiai kilusius konfliktus ir, žinoma, informuoti apie įvairias galiojančias ir atnaujintas psichoaktyviąsias medžiagas reglamentuojančias tvarkas, įstatymus, kad, kaip sakoma, būtume lygiai kartu su einančia sistema, kad iš tiesų neturėtumėme kokių nors teisinių problemų. Taip pat labai yra svarbu bendradarbiavimas, tai čia jau kalbant būtent vadovams masinių renginių, kad iš tiesų reikėtų nevengti to fakto, kad festivalyje iš tiesų gali atsirasti psichoaktyvių medžiagų vartojimas ir iš tiesų atvirai komunikuoti su įvairiom suinteresuotom institucijom, kad būtų galima gauti tam tikrą pagalbą, tai kreiptis į nevyriausybinės organizacijas kaip BeSafe Labas arba Saugi erdvė, kuri gali padėti užtikrinti tam tikrus šiuose rekomendacijose minimus aspektus ir padėti paruošti, tarkim, personalą. Taip pat, kad padėtų suteikti, kaip ir minėjau, informaciją, taip pat svarbu yra vykdyti apklausas, kurios leistų pamatyti, kokios yra tendencijos, tai taip pat bendrauti su atlikėjais, turėti tam tikrus partnerius. Ir kalbant su atlikėjais, tai iš tiesų noris paminėti ne tik tai jau prieš tai apkalbėtą muzikos parinkimą, bet ir iš tiesų tą bendradarbiavimą ir komunikaciją bendrą, kad iš tiesų kad ne tik tai parinkta muzika, bet ir elgesys, kurį rodo atlikėjai, nebūtų susijęs su būtent psichoaktyvių medžiagų vartojimu ir kad neskatintų. Ir dar porą gana svarbių rekomendacijų, kurios yra susijęs su žalos mažinimu. Tai iš tiesų svarbu turėti pirmosios pagalbos punktą, kad įvykus nelaimiai ar žmogui susižeidus, kad jis galėtų gauti atitinkamą pagalbą. Ir žinoma,
poilsio zonos yra viena iš tokių rekomendacijų, kad žmogus, kuris galbūt jau pavargo nuo festivalio triukšmo, galėtų nueiti, pailsėti ir tiesiog atsipalaiduoti ir trumpam iš to festivalio šurmulio kaip ir pasitraukti. Tai dėkoju pranešėjoms ir dabar žurnalistų suteiksime žodį, galite užduoti klausimus, tik prašysiu prisistatyti ir pasakyti, kam adresuotas klausimas. Gerai? Ačiū labai, Augustas Stankevičius, BNS naujienų agentūra. Aš, jeigu galima, paklausčiau ponios Rašimaitės kelių klausimų. Visų pirma, dėl festivalio. Jūs minėjot, kad buvo atlikta 3 festivaliuose, jūsų kolegė pristatė, kokiuose festivaliuose plaukų tyrimai buvo atlikti. Tai ar čia tie patys festivaliai, kuriuose ir jūs tyrėte? Tiesiog to, kad pasitikslinant norėčiau. Taip, ačiū už klausimą. Iš tikrųjų, ne visi festivaliai sutapo. Tai yra mūsų to vartojimo paplitimo tyrimo ir plaukų testavimo. Tai yra skirtingi, vienas, man atrodo, tikrai sutapo. 2 festivaliai sutapo. Ar galėtumėte įvardinti, kuriuose jūsų buvo tirta? Mūsų vartojimo paplitimas buvo vertintas Jaga festivalyje, taip pat 2 miesto festivaliuose, Lofte ir Riešutinės. Ir koks taip, prašau, antras? Riešutinės. Dar dėl plaukų tada norėčiau jūsų kolegės paklausti. Buvo tirti 109 mėginiai, tiesiog nebuvo informacijos pateikta, ar visose juose ir buvo nustatyta narkotinių medžiagų, ar buvo kažkokių plaukų, kurie buvo, sakykime, taip švarūs. Taip. Buvo tokia skaidrė, kur buvo pavaizduota, kiek yra nustatyta, tai iš 109 buvo daugiausiai 43. Taip, aš nepateikiau, kiek buvo tuščių tiesiog tokių nerastų. Buvo ir tokių. O kiek tokių buvo tuščių, ta prasme, švarių plaukų, sakykime? Apie 40 irgi vienetų. Buvo ir švarių. Taip. Ir dar jūsų kolegijai, Robertai, norėčiau, jeigu leis kolegos, dar vieną klausimą. Jūs rekomendaciją pateikė tokią organizatoriam, kad muzika neskatintų narkotikų vartojimo. Gal galite pasakyti, kokia muzika skatina narkotikų vartojimus? Iš tiesų labai priklauso nuo to, koks yra festivalis ir kokia jame groja muzika. Iš tiesų, trankesnė muzika, kaip yra kalbama ir kitose šalyse, kadangi remiamės ir kitų šalių pavyzdžiais, tai trankesnė muzika būtent yra labiau susijusi su psichoaktyvių medžiagų vartojimu. Galima aš patikslinsiu šiek tiek? Galima? Dėl plaukų tyrimo, tai mes kai kirpdavom tos plaukus, tai visgi ieškojom žmonių, kurie labiau vartoja negu nevartoja. Nes to tyrimo ir tikslas yra palyginti, ką žmogus galvoja, kad vartojo ir ką rado laboratorija. Tai ta statistika, kur tuščių plaukų, nieko nerasta, tai nieko nesako apie tendenciją. Apskritai dalyvavo tyrime 109 žmonės. Jie visi pasižymėjo, kad jie vartoja narkotinės medžiagas. Nesvarbu, ar tą vakarą, ar prieš tai. Tai dalyvavo žmonės, kurie vartoja. Jeigu nebuvo aptikta nei viena medžiaga, tai nereiškia, kad ir nevartoja. Tiesiog galbūt kažkoks atvejis, kai neužfiksuotas buvo arba per ilgas laikotarpis, tarkim, vartojo prieš 7 mėnesius, tačiau metodas nustato tik tais vėliausiai per 6 mėnesius. O gali būti tokių, kur vartojo, pavyzdžiui, vartojo dieną prieš, bet tyrimas. Galėjo dar neužfiksuoti, dieną prieš taip. Ir dar labai, jeigu atsiprašau. Jūs paminėjote 3 naujas narkotinės medžiagas. Ką reiškia tos 3 naujos? Nes jūs pasakėt naujos, bet ir yra jų pavadinimas. Tai lyg atrodo, kad nenaujas, jau žinomos jums buvo. Ką čia reiškia tas terminas galbūt naujos? Dar mažai ištirtos, matyt, dar jau yra neištirtas apskritai pilnai tiek, kiek jau galėtų būti nebe naujos skaitomos. Bet visos jos įtrauktos į kontroliuojamą. Gal galiu papildyti. Natūralu, mes žinom, kad mes gyvenam aplinkoje, kur cheminių medžiagų yra labai daug. Ir natūralu, visos laboratorijos irgi yra kūriamos. Tam, kad pagauti tam tikrą cheminę medžiagą ir pradėti ją kontroliuoti, reikia kažkokių signalų ir kažkokių tyrimų, kad jau atsirado tokia kitokia medžiaga. Tai būtent ta savoka yra naujos psichoaktyviosios medžiagos. Ir natūralu, kiekviena šalis stengiasi, kai gauna žinutę ir bendradarbiaujant su Europos ir jungtinių tautų kitomis šalimis, įtraukti
įtraukti į kontroliuojamų medžiagų sąrašą ir tokiu būdu, reiškia, mes įtraukiam teisinės atsakomybės iš karto. Čia dar greitai Edvinas Kučinskas, LRT radijas dėl plaukų tyrimo. Žmonės, kurie pas jūs keliavo savanoriškai, supratau, ir anonimiškai tos plaukus perduoti, jūs kalbėjot, kas juos motyvavo atnešti savo plaukus ištirti? Iš tikrųjų, pati pradžia surinkimo, tai buvo būtent tas, kur jūs matėt, tokia palapinė, kurioje buvo atliekamas nemokamas živ testas. Tai tas pritraukė žmonės apskritai ateiti. Šiaip mes buvom pakabinę ir plakatą, be abejo, ir kalbėjom apie, pristatėm, kad atliekam šiuo metu tokį tyrimą ir mes kalbinam žmonės ir tiesiog siūlėm sudalyvauti, kadangi tai yra nemokamas ir tikrai įdomus ir toks unikalus projektas, kuris apskritai pirmą kartą Lietuvoje vyko. Žmonės savanoriškai tikrai atsisakiusių praktiškai nebuvo. Vienas kitas gal dėl to, kad sako, mano plaukai per trumpi, tarkim, arba buvo kažkokia ten kita situacija, kitas žmogus sako, aš nevartoju ir tiesiog man nėra poreikio dalyvauti, bet pritraukė be abejo, vat, živ testas nemokamas ir kol jis buvo nežinomas šitas apskritai tyrimas, tai aišku, žmonės nežino ir nežino, ko teirautis. Kai mes kažkada ateityje planuosim jį plėsti, tai turbūt ta reklaminė kampanija bus didesnė. Aš dar norėčiau papildyti, kad dėl plaukų, tai kadangi BeSafe Labas arba saugi erdvė lietuviškai, ar ne, turi savo info palapinę visose festivaliuose ir žmonės žino tiesiog, kuo mes ten užsiimam, nes mes informuojam apie psichoaktyvių medžiagų rizikas, jų maišymą ypač rizikas. Tai buvo labai nesunku prikalbinti, net netinka žodis prikalbinti, tiesiog pasiūlai, pasakai, papasakoji, nukerpam, tada tai jis arba jį nueina ir atsiveda dar 5 draugus, kuriem kerpam, o dar viena atsisakymą priežastis buvo arba per trumpi plaukai, arba per gražų. Tai. Bet šiaip labai draugiškai viskas vyko. Taip, kolegos, ar dar bus klausimų? Lukas Bulevičius, TV3 televizija. Dar papildant Robertai, kas yra tranki muzika ir ar ją galima išgirsti galbūt ir radio stotyse? Gal galite specifiškiau arba duoti pavyzdžių? Na, jeigu specifiškiau, tai iš tiesų, na, kai būna tos labiau galbūt, na, jeigu kalbant būtent apie narkotinės medžiagas, tai iš tiesų elektroninė muzika yra ta, kuri, na, yra asocijuojama užsienyje taip pačiai tyrimais būtent su būtent narkotinių medžiagų vartojimu. Teoriškai vardinti, matot, nelabai turbūt galėčiau dėl to, kad na, kiekviena užsienyje iš tiesų darant tyrimus kartais yra siejama kiekviena skirtinga elektroninės muzikos šaka su skirtinga medžiaga, tai iš tiesų viską išvardinti būtų sudėtinga tą padaryti. Žiūrint, kokias radio stotis klausote, jeigu klausote techno muziką, tai galbūt, bet nemanau, kad na, ne festivalio metu tai yra. Ta prasme, tas vartojimas, nes būtent tie tyrimai yra daryti tuo met, kada na, ta muzika groja būtent festivaliuose. Ir tada yra skaičiuojamas vartojimas. Aš tai gal papildysiu, nesu muzikos žinovas, bet aš nesiečiau jokio muzikos žanro su, aš asmeniškai nesiečiau jokio muzikos žanro su vartojimo skatinimo muzika. Aišku, psitransas yra tokia muzikos kryptis, kuri žmonės yra, kurie vartoja klausydami psitranso, kurie nevartoja. Tai nepriskirčiau tikrai jokio muzikos žanro, nes klausantis roko irgi yra vartojančių ir yra nevartojančių. Aš tai kitokią matyčiau situaciją su muzikos poveikiu, tai jeigu festivalis vyksta labai ilgai, ir bent jau mes turime rekomendaciją, kad kuo toliau į ryto laiką muziką tylinti. Ne garsinti, bet tylinti, kad iš lėto tas vakarėlis arba ritmetėlis iš lėto kažkada užsibaigtų, tylinant muziką, bet su žanrais nesiečiau. Aš turbūt irgi norėčiau papildyti, kad tikrai mūsų tikslas nėra nustatyti kažkokius festivalius, kurie vyksta Lietuvoje, kurie yra saugesni ar nesaugesni. Mūsų tikslas yra, kad visiems pasakyti, kad situacija yra tokia, kad mokslinės publikacijos arba kitų šalių patirtis rodo tokius skaičius, tai mes tiesiog ir raginame tiek organizatorius, tiek pačius lankytojus tai įsivertinti ir suprasti ir kurti
visiems saugią aplinką su gera pasilinksminimo aplinka. Tai tokia tikrai žinutė, kad neįskiriam nei vieno festivalio Lietuvoje. O tie festivaliai, kurie buvo pasirinkti, tai ir buvo tiesiog atsitiktinė atranka ten, kur mes galėjom lengviausiai prieiti prie populiacijos ir ją apklausti. Tai tokia žinutė yra iš mūsų komandos. Dar vienas klausimas, atsiprašau, Viktorija Smirnovaitė, naujienų agentūra LT. Norėjau pasiteirauti, gal yra kažkokių tyrimų prieš keletą metų atliktų, su kuriais galima palyginti, kaip ta situacija kinta, ar jinai stabiliai tas vartojimas yra išlikęs, kad pusė, tarkim, renkasi nevartoti, ar daugiau ar mažiau tas skaičius vyrauja. Ačiū už klausimą. Iš tikrųjų, šitą tyrimą, kurį pristatinėjau psichoaktyvių medžiagų vartojimo tarp muzikos festivalių lankytojų, taikėme pirmą kartą. Anksčiau darėme tik pilotinį projektą anketos, tai yra tyrimo instrumento išbandymui ir palyginti su ankstesniais tyrimais ar kokiais nors kitais tyrimais tikrai negalime. Ar dar būtų klausimų? Tai dėkoju visiems už dėmesį. Gražios dienos.